Sveiki visi. Šiandieną, atleiskit dėl šitų negražių dalykų. Taigi, šiandieną mano naujas video. Atsiprašau, kad galiu kalbėti tyliai. Labai tyliai. Dėsiu ten, kur šviesiau. Taigi, jis vadinasi mano vasaros ir pavasario planai. O atleiskit už prasilins garsus, jeigu nors girdite. Taigi, mano pavasario planai yra, kaip žinot, yra tokia Smiltė Trapkevičiūtė. Smiltė Trapioji, aš ją vadinu, tiesiog supratote. Tai ji buvo paminėta praeituose vaizdo įrašuose. Taigi aš nusprendžiu pavasarį per atostogas, kad jinai atvažiuotų pas mane ir mes nufilmuotume kokį vaizdo įrašą. Ir supratot. Taigi, vaizdo įrašas nemanau, kad bus ilgas. Jie turi savo YouTube kanalą. Sekite jos video ir jos video galiu būti ir aš, ir daug kas. Manęs tenais nebus, nes aš veido nerodau. Nes man negalima rodyti veido. Tai bus taip. Mes nufilmuosim kokį video. Gal ir kambariokį 3 seriją. Nes šitas filmas bus labai retai. Žiauriai retai. Kambariokis. Tai o mano vasaros planai yra tokie, kad mes su ją galėtumėm tiesiog, kaip čia pasakius, nuvaryti prie jūros, nufilmuoti kaip maudom lėlės, nufilmuoti saklėlių video, daug ką padarytumėm. Tai jo. Ir visai neblogai būtų. Taigi, jeigu jūs turite savo planų ir norėtumėt sukurti su manim vaizdo įrašų, tai komentuokite. Skype'u savo, nesakysiu. Numerą ne, tiesiog pakomentuokite, susitarsim ir bus gerai, tiesiog. Viskas tvarko. Taigi mes su jie žadam važiuoti prie jūros, aišku vasarą, kas dabar žiema yra. Kas toksai sausis? Vasaris, taip. Vasaris ir, manau, kovo, man rodos Velykos kova yra, tai manau gal kova arba tas atostogas man ir jai, kuris bus vienodai, tai mes tiesiog kelsim daug vaizdo įrašų. Jūs galite tai padaryti irgi su ją, pas manimi, nes ar viskuo būtinai dėkite draugus, neveidus jų nieko, tipo, su draugais filmuokite vaizdo įrašus ir sulauksite dėmesio, daug dėmesio. Nes šiaip gerai yra filmuoti su draugais. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir, kaip čia pasakius, bus daugiau vaizdo įrašų. Šiaip nežinau kada. Kadangi aš sergu, tai nemanau, kad būti galės dažnai, nes sirgstant, kai sergi tiesiog nelabai
gerai yra taip. Aišku, jeigu aš pasveiksiu. Taip. Ir kaip ir mes esam draugės, galsiu video su ja. Taigi laukite kitų vaizdo įrašų. Ir tiesiog, kaip ir sakiau, nemaniau, kad bus labai dažnai. Viso gero.